Projektas prasidėjo rugsėjo pradžioje ir aišku truko iki lapkričio 30 dienos, tai reiškia, kad studentai per 3 mėnesius turėjo daug patirčių ir aišku, ne tik patirčių įgijo, bet ir sunkiai palyginus dirba, nes įsitraukia nuo 1 kurso iki 3 kurso. Tai reiškia, kad tie studentai, kurie jau yra šiek tiek turėję patirties atliekant tyrimus, rašant kursinius darbus, rengiant kursinius projektus, tai jie jau galėjo tas žinias taikyti ir atlikdami šiame projekte tyrimus, tačiau projekte dalyvavo ir pirmakursiai, kurie dar tik rugsėjo 1 įstojo ir jau pabandė pradedančiojo tyrėjo duonos. Na, o projekto tikslas iš tikrųjų yra ugdyti studentų naujų žinių kūrimo, mokslinių tyrimų gebėjimus, taip pat bendradarbiauti, dirbti komandoje. Projektas yra finansuojamas Valstybinio studijų fondo, todėl mes turėjom puikią galimybę pasikviesti lektorius ne tik tai iš Ispanijos karaliaus Juano Karloso universiteto, Latvijos Turibos universiteto, taip pat teorinius seminarus skaitė Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos profesoriai. Praktinėse dirbtuvėse studentai praktiškai analizavo mokslinę literatūrą, taip pat rinko duomenis savo tyrimams ar projektams ir, aišku, parengė šiandien pristatymus, kuriuos pristatys baigiamajame projekto renginyje, tai yra studentų mokslinėje praktinėje konferencijoje. Na, o projekto metu taip pat studentai turėjo galimybę apsilankyti pažangiose tiek Lietuvos, tiek Šiaulių įmonėse, tai apsilankėm ir Vilniaus Saulėtekio slėnio ir technologijų parko inkubuojamuose įmonėse, startuoliuose, taip pat turėjo išvyką į verslo vienaragį Nord Security, filmukų kūrimo UAB Mainart, maisto papildų gamintoja UAB Akonitum, čia Šiauliuose apsilankėm ir UAB Kalvyje, ir Telia LT, ir S+, ir kitose pažangiose Šiaulių įmonėse. Projekte iš viso sudalyvavo daugiau kaip 300 studentų, ne tik Šiaulių valstybinės kolegijos, bet ir Panevėžio kolegijos, taip pat įsitraukė į teorinius seminarus, išklausė ir daugiau kaip 50 užsienio aukštųjų mokyklų. Tai tiesiog projektas apėmė labai plačiai ir geografiškai ir bendradarbiaujant tiek su mūsų aukštosiom mokyklom Lietuvoje. Kolegija vykdo aukštojo mokslo studijas ir studijos kolegijoje grindžiamos taikomąją mokslinę veiklą. Ir mūsų noras yra įtraukti studentus jau nuo 1 kurso į taikomųjų tyrimų vykdymą. Kolegijoje veikia studentų mokslinė draugija, tačiau jos veiklos nepakanka norint išplėtoti studentų kompetencijas. Todėl parengėme šį projektą, kurio metu tobuliname studentų mokslinės kompetencijas. Kitas dalykas yra tai, kad studentai, kurie atlieka taikomuosius tyrimus jau nuo pat 1 kurso, nuo pradžios, jie labai sėkmingai įsilieja į darbo rinką. Turime labai gerų pavyzdžių, kuomet studentai Šiaulių regiono įmonėms atliko taikomųjų tyrimų ir įmonės tuos rezultatus praktiškai pritaikė savo veikloje. Turėjom gana daug naudingų ir informatyvių seminarų, dirbtuvių tiek su užsienio lektoriais, tiek ir Lietuvos. Veiklos tikrai buvo įvairios, seminarai buvo nuotoliniu būdu, o dirbtuvės kontaktu vyko, turėjome bendradarbiavimą su dėstytojais, kolegomis, taip pat pati dalyvausiu irgi su savo kursiokiam pranešimu. Tai kadangi mūsų tema buvo apie dėstytojus, tai analizavom jų visą holistinę sveikatą, kadangi mūsų kaip slaugos programoje būtent esame į pacientą žiūrime holistiniu požiūriu, tad ir žiūrėjome į dėstytojus holistiniu požiūriu. Tai tyrimą atlikdami sužinojom tikrai daug labai jų ir fizinių nusiskundimų, ir socialinių, tiek psichologinių, dvasinių. Tai manau tikrai bus naudinga kiekvienam iš mūsų studentų išgirsti būtent su kokiais iššūkiais susiduria dėstytojai. Manau, kad šitas projektas tik dar labiau uždėjo man gerą pliusą tiek socialiniam aspekte, tiek studijų toliau tęsiant studijas, tai iš tiesų tikrai džiaugiuosi, kad turėjau galimybę dalyvauti ir įsitraukti šiame projekte. Sekės iš tikrųjų dėstytojų nuomonė geriau negu pati jutaus viduj, nes esu parinkta pristatyti plenarinį konferencijai. Iš tikrųjų buvo toks kaip šuolis į šaltą vandenį, nes pirmam kurse nesudarius jokio mokslinio darbo ir iš karto reikia daryti didelės apimties.
Tai buvo iš tikrųjų didelis iššūkis, bet šiaip labai įdomu. Vykau į išvyką taip pat su konferencija organizuojama į Vilnių, į Saulėtekio mokslo ir technologijų slėnį. Tai gavau to pačiu progą ir susipažinti su inovatyvimis ir mokslinėmis naujomis įmonėmis Lietuvos. Tad buvo puikia galimybė ir praplėsti savo vaizdą apie tiesiog Lietuvą kaip mokslinę šalį, kuri sugeba ugdytis ir tobulėti, bet to pačiu ir praplėsti savo žinią, savo pasirinktą temą. Labai iš tikrųjų džiaugiuosi savo pasirinktą temą, aš manau, kad jinai man padės ne tik dabar pristatyti gerai darbą, bet ir bendrai gyvenime surinktos žinios bus naudojamas ir taikomas. Didžiausias mano iššūkis buvo iš tikrųjų tai pradėti susirasti informaciją. Kai pradėjau ieškoti mokslinių darbų, tai yra sąlyginai nauja tema ir dėl to yra gan mažai mokslinių darbų, kuriais gali jau remtis. Todėl, kol atradau pirmuosius darbus, buvo didelis iššūkis, užtrukau minimum 4 valandas tiesiog ieškodama, bet kai radau, viskas jo kaip per sviestą.